Paprastam studentui. Bet tu neišsiplės, būk geras. Nes klausimas tai. Toks klausimas vaizduotė įjungti verčiantis. Trumpai. Aš tiesiog manau, kad paprastam studentui ko reikia, tai reikia galimybę studijuoti. Jisai gali turėti galimybę tada, kada jisai turi kur gyventi ir jisai turi lėšų, už ką gyventi. Ir kad jisai nebūtų visiškai priklausomas natūralu nuo tėvų. Tai čia yra pirmas dalykas. Studentas turi galėti studijuoti. Jeigu jisai gali, čia galim išsiplėsti apie aukštojo mokslo prieinamumą, socialinę dimensiją ir panašiai. Arūnai, komentuosi? Labai trumpas, tai jam visų pirma reikia kokybiško išsilavinimo. Ten dar socialinės sąlygas galima kažkaip padėlioti, bet kokybiškas išsilavinimas jam turbūt turėtų būti pats pagrindinis prioritetas, nes nuo to priklauso jo ateitis.